Ar žinote, kad mažojoje Lietuvoje 18 amžiaus Prūsijos karalius uždraudė užgavėnių karnavalus kaip pagoniškus ir doram krikščioniui nepriimtinus pasilinksminimus. Nepaisant to, lietuvininkai norėjo išlydėti žiemą, sutikti pavasarį ir gavėnios pradžią sočiai ir linksmai. Pamažu užgavėnių karnavalo šventę pakeitė šiupinio šventė. Pelenų dienos išvakarėse šiupinį virdavo bemaž visose lietuvininkų šeimose. Ši šventė nebuvo laisvadienis, bet mokyklose vaikai stengdavosi iškaulyti, kad į namus jos paleistų anksčiau. Mokytojai ant lentos užrašydavo prašymą: užgavėnę švenčia katinai ir pelės ir šiupinį verda kiekvienam name. Užgavėnę švenčia ir katė, ir pelė, ir mes šiandien norim turėti laisvą dieną. Vienintelio šiupinio recepto nėra. Kiekviena šeimininkė jį virdavo vis kitokį, bet pagrindiniai produktai buvo įvairios rūšies mėsa, raini žirniai, bulvės, taukai. Šiandien populiariausia užgavėnes švęsti pagal žemaitišką scenarijų, kuris kupinas sotaus maisto, išdaigų, juoko, šokių, dainų ir pačių įvairiausių personažų. Tad artėjančių užgavėnių proga pamokysiu pasidaryti kaukę iš popieriaus masės. Taigi, mums reikės plaktuvo, popieriaus skiaučių, vandens, sietelio ir klijų. Popieriaus skiautės su vandeniu plaktuvu suplakame iki vientisos masės. Sieteliu pašaliname vandens perteklių, kad masė taptų panašiai į plastiliną. Įpilame klijų, dar vadinamo lipalu, gerai išminkome ir turime lipdymo masę. Kaukės pagrindui galime naudoti pasirinktą trafaretą. Kad kaukė būtų išgauta, įkirpame 3 linijas trafareto viršuje ir apačioje. Įkirpas perkeičiame ir susegame segikliu. Pradedame lipdyti savo personažą. Lipdant kaukę, jai reikalingas pagrindas, padėsiantis išlaikyti formą. Tam gali būti naudojamas stiklainis, balionėlis ar kažkas kita. Aš pagrindui panaudojau plastikinį maišelį pripildytą tų pačių popieriaus skiaučių. Personažo gimimas priklauso jau nuo jūsų vaizduotės. Popieriaus masė ganėtinai plastiška ir iš jos galite išgauti pačias įvairiausias formas. Atsikišusi smakrą, aukštą kaktą, kumpą nosį, skruostus, plačią šypseną. Kai kurias personažo detalės, kaip pavyzdžiui ausis ar ragus, galite nulipdyti atskirai ir joms išdžiūvus priklijuoti prie kaukės. Kaukiai visiškai išdžiūti reikia keleto dienų. Tada galima kaukę dažyti ir dekoruoti siūlais, kailio ir audinių atraižomis. Linksmo ir kūrybiško proceso.